Gerai, ponė, mes jau galim pradėti prie žinių. Mes paruošėm kameras, tai galėsim pradėti. Gerai, Styvai. 1, 2... Patilėk, Styvai. Aš sakau 1, 2, 3. Man atsibodo, kiekvieną savaitę tu sakai 1, 2, 3. Ir aš turiu sakyti 1, 2, 3. Ir grinai, aš turiu sakyti. Tu atleistas. Ką? Jo, tavo paskutinis čekas bus pas tave. Tiesiog nieko nesakyk. Tu atleistas. Eik namo ir tavo čekį duosiu. Įdomu, ką šiandien daryti. Pasikviesiu Čarlį. Jo, su Čarliu taip linksma. Ai, pamiršau. Čarlis juk dabar bando rasti darbą kaip aš. Gerai, pala. Aš vis dar savo mailer job turiu. Gerai, ką dabar daryti? Sėdėsiu ir būsiu tylus. What the hell? Gerai, paskambinsiu. Gerai, alo? Tai čia Styvas. Mane atleido. Tave Styvai? Koks Styvas? Kur dirbu pas Ernestą žiniuose. Ai, tas Styvas. Jo, tai galiu ateit pas tave, kad nuramintum ar kažką daryti. Na jo, Čarlis ieško savo darbo. O kas Čarlis? Nieko. Tai gerai, gali ateiti ir pasakyti, kokios tavo problemos, kodėl tave atleido, kodėl mes tas toks blogas, koks tavo numeris, kas tau patinka valgyti, kokia mėgstamiausia daina, kokia mėgstamiausia spalva ir kokia... Gerai, baik, aš tikrai verkiu. Gerai, ateik. Tiesiog reikėjo palaukti. Čia jis. Labas, Styvai. Oi, uždarau duris. Labas, Styvai. Labas, galiu įeiti Vilniau. Jo, gali įeiti, Styvai. Gerai, pasakysiu savo problemas. Einam. Tik uždaryk duris. Gerai. Na gerai, atsisėsk čia, Styvai. Na, Styvai, pasakyk problemas. Tai aš turiu problemą, kad mane atleido ir aš žiauriai verkiu. Jis mane atleido ir tada aš išėjau piktai, bet tada reikėjo, jis mane atleido, dabar turiu surasti naują darbą. Naują darbą? O tu nori darbą iš manęs? O kiek mokėsi? Gausi 10 eurų per dieną. Tikrai, koks darbas? Jei valysi mano, žinai, mano visą namą. Aš turiu iš jų mokėti ir su mane, ir aš čia ateina 3 draugai pas mane. Tai jo, aš turiu čia prižiūrėti viską. Gali tai išvalyti namą tau turiu? Jo. Gerai, einu. Styvai, ką tu darai su mano play button? Atsiprašau ir eik. Eik valyti kitas vietas. Atsiprašau. Pala, neleisk mano gėlės, bet aš turiu valyti viską. Gerai, patrauksiu tau ją. Va, dabar valyk. Stupid. Negaliu taip dirbti. Jis mane taip blogai vadina. Pala, ką tu ten darai? Aš darau jogą. Neverk. Gerai. Man golden play button. Gerai, tu atleistas. Ką? Eik! Tu atleistas. Eik per mano duris. Homeless. Tu ne mano draugas. Dabar ateik čia. Dabar tave sumušiu. Ne, aš tai dar būtų atleistas. Ką? Jo, aš tau duodu šitus 5 eurus. Va, ne 5 eurus. Tau duodu šitas 1000 eurų, todėl nes tu buvai geras draugas. Prisimeni? Kai pirmą kartą tave sutikau, tada tu man buvai geras. Tu patvarkėjai kamerą. Ir tada aš galvojau, jis turi būti mano draugas. Tai buvau. Nori būti mano draugas?
Ir tada atėjo tas Ernestas. Tu atleistas. Bet kai buvau liūdnas, tu man padėjai. O, ačiū. Ar būt mano geriausiu draugu? Taip. Tai matai, aš norėjau būti tavo draugu, bet ar tau duosiu 1000 eurų? Tu pats geriausias draugas. Minecraft Steve'ai. Mano vardas Minecraft, ne Minecraft Steve, o tiesiog Steve'as, aš iš Minecraft'o. Ačiū už pinigus daug, einu jas išleisti. Bet tu sakai, neturiu darbo. Gerai, ir pasakysi Ernestui. Ne, reikia daugiau darbuotojų. Tu, vaikė, aš niekada nenorėjau tave ir vėl pamatyti. Kodėl tu sugrįžai? Sugrąžink Steve'ui jo darbą. Už 1 000 000 eurų galėjau sugrąžinti darbą. 1 000 000 eurų sugrąžink į darbą. Gerai, einu jį atleisti. Kaip man išleisti tos pinigus? Steve'ai, tu Ernestai, nekenčiu tavęs, tu mane atleidai. Steve'ai, noriu tave, kad sugrįžtum į darbą ir tu galėsi sakyti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerai, sugrįšiu į tavo darbą. Tik one condition. Man tikrai tai pasakyti? Jo, gerai, aš sakau 1, 2, 3. 1, 2, 3. Filmuojam. Labą dieną visi. Šiandieną aš esu šiurkštus, mažas. Ir koks geras Steve'as, jis pasakė jam gerą žodį. Mažas bleliukas. Jis sakė jam tai pasakyti.